Labas rytas, paskutinė kelionės diena, nakvojau šalia vėjo jėgainės, ten kažkur tolumoje kelias, prasistūmiau su dviratuku ir džiaugiausi įsikūrusi kažkokiam šabakštynę, baigiu susipakuoti ir tęsiu kelionę namo, liko apie 100 kilometrų tik tai. Pasiektas Vištytis, o ten ežeras matosi, bet labai didelis vėjas ir labai šaltas. 20 km, bet labai sunkiai. Šalmas iš pavakarykščio kirtimo visas purvais apėjęs, tai buvo trinktelėta ir galva trupučiuką, nestipriai. Vištytis, bažnytėlė. O man iki Bartus vis dar šalta. O čia jau kad įsilinksminusi, kad įsijautusi, kad varau savo tiesiai vakar prisigyrus, kad be navigacijas važiuoju. O varau į Vilkaviškę, kad man nelabai temą turėjau važiuoti, tai Žemaičių naumiestį. Tai teko padaryti tokį deturą, 30 km beveik. Poilsis Šakiuose. Turiu tokią gražią aikštę. Liko 25 km. O vis pastebiu vakarykščio griuvimo padarinius, kai buvo išsimaudyta purvė. Jo. Paskutiniai 5 km iki Jurbarko. Jo, patys sunkiausi atrodo prieš vėją, bet jau kaip ir kelionės pabaiga. Ir gaila, ir nežinau, ir džiaugsmas, kad pagaliau bus namai jau. Laukia sūnus autobusų stotyje jau. Ir pagaliau Šilalės link bus apvažiuota visa Lietuvėlė. Bevažiuodama dar pagalvojau, kaip gera bus susitikti su savo šeima. Bet kad susitiksiu ne tik su šeima, tikrai neįsivaizdavau. Tai kelionę užbaigiu ten, kur ir pradėjau, Jurbarko autobusų stoty. Atvažiavo sūnus parsivežti, pakuoja jau dviratį į mašiną. Bet blogiausias dalykas yra tai, kad dviračio kompiuteryje kažką prisimaigiau ir visą maršrutą neišsaugojo. Čia žiauriausiai yra. Bet spėjau pasidaryti nuotrauką kilometrų nuvažiuoti, tai yra 1286 berods. Tai liūdesėlis, kad tai neatsidurs nei Stravoj, nei kažkur kitur. Bet kitą kartą gal ir nebūtinai yra ten kažkur pasižymėti. Svarbu žinoti, kad tai padariau. Tai yra įamžinta ir žiauriai norėjos to aplinkui Lietuvą visą vaizdą, bet kartais va vieno mygtuko spustelėjimas padaro taip, kad jo, liūdesėlis. Tai ta liūdna gaida baigiu kelionę aplinkui Lietuvą, paskui dar bus kažkoks rezume vėliau.
Tokia kaiminka. Tikrai džiaugiamės, Valujavičiaus neapžiūriu jau. Viskas. Jo, ir Tik čia, tu. kaip sakant, sekančiai kelioniai, sekantiems siekiams išvykimo krepšys. Žinok, Rineta, Lašinukai į mano Pličkį. broliai dabar važiuoja su motociklais po Norvegiją. Tai jie nuvažiuoja 80 km, savo kaip pavargo. Nežinau, ką pasakyti. Nieko nesakykdavo. Mamo, turi kažką Einam, kelti. Antanai, pirmyn, mes. Jaučiu raumenis ant kojų. Po savaitės dabar. Žiūri, padarė didelį. Raumenis jautė. Ačiū labai visiems. Ačiū labai, kad net negalvojau, kad iš tikrųjų kažkokia čia bus, ar kažkas kitokio motivaciškai labai, ar kažką kitokio. Nu, tam tikra truputėlį yra ir gilesnė prasmė, nes mes su Tomu buvom suplanavę šitą kelionę kartu. Tai tokia kaip ir įvykdymas. Jo visi klaus, kas atsitiko. Klaus, kas atsitiko. Kas atsitiko vakar? Atsitiko vakar. Vakar buvo, net aš užsiminiau istorijų, kad buvo toksai skrydis biškiukai. Tai buvo toksai skrydis. Žodžiu, važiavau, pelkė didelė, galvoj pravažiuosiu, tai provežos iš šono pravažiuosiu. Čia jūs pirmieji sužinot, tai pačią ir dabar įdomiausią dalį. Čia vipai esam. Vipai esam. Važiavom, neįdėjai. Mes niekam nesakyti. Žodžiu, važiavau ir nuslydo ratas. Ir aš atsidūriau pelkiai. Bet taip skridau, taip tiesiog, taip kaip stovi, petys skauda, alkūnė skauda. Bandau pakelti dviratis ant manęs. Aš nieko nebesakau, aš džiaugiausi, kad neburbuliavau, nes ta pelkė pasirodo iki kelių giliai yra. Ir aš atsirėmusi pelkiai ir jaučiu, kaip į rankoją pilas vanduo. Tau koja nuslydo nuo pederačio. Bandau atsistoti, apačiai molis ir nieko neint padaryti. Žodžiu, ratai į viršų pakėlė, dviratis ant manęs, kabarojos aš tai pelkiai. Aš iškau nakvynės vietos ten buvo. Nu, reikės. A, tu čia užsirašęs? Jo. Anuolė, galiu. Tu gal ne visi tokie, žinai. Kad navigacija pasiūlė apsisukti. Beveik? Ne, šiaip niekada nebuvo, aš navigacijos beveik iš vis nebuvo. Tai Vilkaviškį pjolė ir nupjolė.